Sveiki visi užsukę į kanalą. Šiandien paskutinė žiemos diena. Šiek tiek raudono atspalvio dar iš puansetijos, kuris sugeba žydėti 3 metus iš eilės, nors sako, Lietuvoje jų neina išauginti. Tai aš jos neauginu, ji pati auga. Nors, aišku, raudonuoja, jinai stipriai tik tais gruodžio antroji pusėje. Tai mes kalėdoms dažniausiai būnam dar nepasiruošę. O šiandien lyja, tad trumpai apibėgsim visus procesus, kurie buvo. Bus daug informacijos iš tų senų laikų, tai yra iš praėjusių metų. Tai pasirodysiu jums, kaip sekėsi su kiekvienu iš procesų, kokie jie buvo. Linkiu gerų akimirkų žiūrint. Pasiruoškit kavos arbatos su siuviniu po rankai, nes tikrai tai užtruks. Ir ačiū jums, kad esat, kad žiūrit ir žiūrim. Sveiki visi, sveikinuosi pirmą kartą šiame video, nors šiandien yra gruodžio 12. Kažkaip nedaug čia susidėliojo man dar šį mėnesį siuvinėti, vis kitokie darbai užpuldavo. Tai šiuo metu siuvinėju dvenčiant šitos arkliukus ir turim štai tokį vaizdą. Tai mano planas, kaip ir anksčiau buvo, tai buvo pasibaigti beką, tai pasidariau visą beką, kiek jisai buvo, daugiau dar be beko iš vis nėra, yra tik tais pusiniai kryžiukai ir keli kryžiukai likę. Ir tada perėjau dar šitoj pusėj, buvau netadarius žalumos, tai dabar jau viskas yra sukelta iki tokio lygio, aš labai noriu persisukti. Tai dabar nepamatysit jau daugiau tokio vaizdelį sekančiam įsijungime, matysit vis kaip auga fonas į viršų. Tai dar jeigu priminsiu apie darbelį, štai taip yra, tai pradėjau auginti kamieną. Čia bus dabar tokio balkšvesnio fono, mažiau spalvų, čia yra mažai spalvų, nu ir tada jau pats medelis. Tai va taip, tas grožis atrodo. Šiandien nors saulės ir nėra, bet debesis netokie pilki ir sunkus, tai dienos šviesuo jums rodau, kaip atrodom ir man atrodo taip super atrodo. Taip. Jo. Tai va, gerai, pasirodau jums, pasipasakojau, pajudėjau į priekį, turim apie 70% baigtumą šią akimirką ir persisuku, pasirodysiu sekančią akimirką jau su tolimesniu progresu. Sunkiai man šiais metais su įsijungimais sekasi. Tai pasirodau vėl tarpinį variantą, norėjau pasirodyti jums dar pradžioj, kai buvo tik tai šita dalelė išsiuvinėta virš arkliukų. Bet neįsijungiau, tada nusikėlė ir susijaukė viskas. Šventiniu laikotarpiu ypatingai sunku rasti akimirką kažką nufilmuoti. Tai pradėjau kilti į medį jau. Tai mano principas ėjimo yra tiesiog pasiemu vieną atspalvių kodą ir einu tiek, kiek įmanoma paimti. Aišku, jeigu ten yra kažkur kamputė viršui dar bus pasikartojantis, tai vėliau uždarysiu, bet šiaip tai stengiuosi uždarinėti pilnai spalvas. Tai taip turim šiai akimirkai. Na, labai gražiai tas žaismas dėliojasi. Čia yra adatytė įsmeigta, tai čia jau yra paveikslo viršus. Tai visumuojamės jį turim maždaug čia kažkur. Tai netaip jau daug ir liko, neskaitant to, kad liko nemažai, virš 5000 kryželių rodo pagal maratoną, tai viskas įtraukta. Šiek tiek kryžiukų dar yra, man labai patinka efektas. Jeigu šiek tiek gal matysis. Čia yra keli kryžiukai panaudoti. Ir kadangi šviesos kritimas visą žaismą susidėlioja, kad visi pusiniai taip žiūri, tai šitų kryžiukų viršutiniai, kadangi užsidarė į priešingą pusę, tai jie, kaip nori žiūrėk, visada efektingai atrodo. Tai dar šiek tiek kryžiukų turi būti kamiene. Ir tada jau viskas, kas liko pusinių, liks pusinių. Aišku, aš čia taip pradėjau, net neparodžiau jums. Kaip negražiai sujudinau, jūs atsiprašau. Dar žiūrint į patį paveikslą, tai čia šitoj vietoj jau prasidėjo šita erdvė nesisiuvinėja, čia šitoj vietoj nesisiuvinėja, čia kamieno vidury ir šiek tiek už irgi nesisiuvinėja, tai šitoj vietoj jau nieko nebus. Čia kažkur irgi nieko nebus, tai stengiuosi prižiūrėti siūlus, kad neičiau po apačią, kad pratempimų nepadaryčiau kokių netikusių. Tai va, tai dabar taip žiūrint, čia yra mano kamienas, tai kamieno daly dar sakiau bus kryžiukų kažkiek, tai o visą kitą pusinių.
Tai dabar žaidžiu tom švelniom gelsvom spalvom labiau, saulės nudažytom, po to čia dar bus šiek tiek tamsesnių atspalvių. Tai va toks tas mano grožis. Nu, labai gražiai. Okay. Tai va, taip va. Toks procesas, apie 83% dabar turim padaryto darbo. Ir liko, kaip sakiau, maždaug 5000 su čiut-čiut kryžiukų. Tai va, taip va. Pasirodžiau, tam kartui susitiksim vėliau. Vis tiek dar planuoju vieną kartą persukti. Aišku, persukti jau neįmanoma, nes yra viršui kanvos kraštas pasibaigę, tai aš tiesiog susiaurinsiu plotą darbinį, pasidarysiu maždaug čia, kad būtų mano tas volelis šiek tiek aukščiau. Ir tada jau dirbsiu mažesnėje erdvėje, nes dabar pasiekti tą kampą jau yra pakankamai nepatogu. Na, bent jau toks planas. Ir dar šiaip vienas pastebėjimas. Čia yra priparkuotas siūlas. Turbūt vienintelis. Nu, buvo gal dar vieną kartą vienas. Kažkaip šitos darbus, kuriuos siuvinėjau pilnai uždarydamas spalvas, arba tiesiog jeigu pasibaigė vieta, kur siuvinėjau, aš jį ir nukerpu siūlą. O prieš taigi, atsimenat, buvo ir realiniai Dimensions ir panašiai, ir aš visur žaidžiau su tais paliktais siūliukais ir galvoju, kaip įdomiai. Šiuo momentu norisi taip siuvinėti, tiesiog pilnai užsidarau spalvą tiek, kiek išeina ir jo, na aišku, aš tada labiau linijom ir siuvinėjau. Tebūnė, tiesiog mintis padriko šiek tiek norėjau pasirodyti, kad nebūtų taip, kad aš jau link pabaigos ir jūs net nematėt proceso. Tai labai gražiai dažosi, aišku, man labai patiko efektas, kai to medžio dar visai nebuvo, buvo tik tos foninės spalvos, nes tada nebuvo spalvų žaismo. Vėlgi paveikslas visai kitaip žiūrėjosi, dabar jau pradeda tas medis geltonuot po biškį, ta šviesa įsileidinėja, tai keičiasi. Tai po akimirkos pamatysit, kaip pasikeitė dar kartą. Sveiki visi, sveikinuosi iš 2025, tad visus su naujaisiais metais. Linkiu, kad metai būtų kuo turiningesni, kuo daugiau kelionių, kuo daugiau įspūdžių, teigiamų emocijų, šypsenų, daug siuvinėjimo, daug įsimylėjimo siuvinėjime ir daug naujų patirčių. Ir žinoma, linkiu kuo daugiau, ta prasme, tiesiog linkiu taikos. Ir rodausi jums su savo darbeliu, kurio nespėjau pabaigti. Praeisiais metais nepavyko man, bet turim tiek. Tai aš į naujosius metus išėjau su 85% atlikto darbelio. Tai jau gal ir ne taip blogai. Neskaitant to, kad norėjau pabaigti, iš tikrųjų šventinis laikotarpis gavosi beprotiškas, kadangi vyras nedirbo visą tą laikotarpį. Šiandien yra sausio 2, šiandien jis pirmą kartą išėjo į darbą, tai realiai namie arba nebuvom, arba namie buvo labai daug veiklos, tai to siuvinėjimo būdavo, jeigu aš sugebu dar per dieną nors 300 kryželių padaryti, tai jau džiaugdavaus. Tai iš esmės tikrai nekaltinu, laikotarpis kalėdinis turbūt toks ir turi būti, tik tiek, kad nepabaigiau, nieko tokio, tai pabaigsiu. Grįžtant dabar prie pačio darbelio, nežinau, ar aš jums prieš tai įkėliau vieną pasikalbėjimą tokį greitą. Jeigu neįkėliau, tai tiesiog užsiminsiu, kad ruošiuosi persukti. Šią datėlį čia šone tiesiog kamputį reiškia darbelio viršų. Tai aš persisuksiu, šiek tiek susiaurinsiu darbo erdvę, nes man jau sunku pasiekti kai kurios momentus. Ir tada man bus tiesiog paprasčiau ir jau tada judėsiu viso darbo eigoj, tiek, ta prasme, visus kampus užsidarinėsiu, visą plotį, kiek tik tais išeis. Tai jeigu šiandien sausio 2, tai šito kamieno kelių atspalvių trūko, dar šiandien aš juos pasiuvinėjau. Tai tiesiog pakilau visom spalvom į viršų, čia yra nesiuvinėjami plotai, taip ir turi būti. Tai tęsiu, šiek tiek spalvos keičiasi. Šiandien dėja nėra tos žadėtos saulės, bent jau kol kas. Tai apšvietimas toks, koks yra. Iš tikrųjų, saulė nėra gerai filmuojant, bet jinai duoda daug šviesos kambarį ir tada netaip iškreipia spalvas. Tebūnie, čia irgi lyrinis nukrypimas. Tai taip, man labai patinka iš tikrųjų, kaip gaunasi. Aš nejaučiu iš tikrųjų nuoširdžiai tokios magijos, kaip buvo su dimensionaliniais, tai žeminiais. Bet dabar, dirbant, užsivinėjant būtent tame medyje, tai labai gražiai sudėliotos spalvos, beveik visi šitie atspalviai yra blendai, labai nedaug grinų spalvų ir jie
visos tos spalvos taip nueidinėja ir aš taip jas ir siuvinėju tiesiog pilnai sruogom. Tai wow. Turbūt tiek. Tam įsijungimui norėjau pasirodyti, persisuksiu, pasipasakosiu, dar gal kažką atsiminsiu. Ir dar vienas įsijungimas su visokiais foniniais garsais, kokių dar čia prisiklausysit. Noriu jums parodyti, kiek turiu, nes vis nesiseka man įsijungti. Tai siuvinėjau, vis dar siuvinėjau, bet žiūrėkit, ne taip jau daug ir liko. Tai norėjau dar šiandien iš ryto čia šiek tiek siuvinėjau šitą medžio atšaką. Iš esmės tai tik tiek ir liko iš medžio, tai va šitoj vietoj man reikia pasibaigti. Vieną spalvą siuvinėt ir tada liks 3 atspalviai likę šitam kampe. Čia 2000 jau nebėra, bet iš esmės čia bus 3 spalvos ir reikia dar 4 spalva pasibaigti tą medžio kraštelį uždaryti. Ir tada jau bus darbelis baigtas. Tai turbūt jau sekantį kartą įsijungsiu po visko, nemanau, kad man įvyk, jo labiau čia nelabai bus kažką ir žiūrėti tuose 3 spalvose likusiuose. Tai va, tai mano grand darbas juda į pabaigą. Iš tikrųjų mano tendencija kiekvieną gruodį save pradėti spausti, kad ką nors labai greit užbaigčiau, nes reikia išsivalyti, tas toksai noras viską užsibaigti senais metais ir pradėti naujus švariai. Nėra sveikintinas, nes kažkaip aukoju aš tą savo laisvalaikį per stipriai vien tik siuvinėjimui, kad tik padaryti, tada pamirštu, kad reikia dar džiaugtis gyvenimą. Iš esmės aš jo džiaugiuosi, bet manau suprato tą mintį, kai įsijungia tas vienas kaip čia, daviklis, kad reikia baigti, tai tada būna prarastos kitos gyvenimo akimirkos, turbūt taip. Na, tebūnie. Pasibaigsiu, jums pasirodysiu, pasipasakosiu jau kokios bus emocijos tada pabaigoje, nes šiam kartui tiesiog norėjau pasirodyti, kol dar yra. Šiaip džiugu yra tai, kad faktiškai visą tiek, kiek dabar matosi medžio dalis, viršutinę pavyko įvykdyti per šitas 6 sausio dienas, šiandien sausio 6, bet kadangi vyrai buvo atostogos, jau grįžom po švenčių namo, tai buvo daugiau tų akimirkų, aišku, jau vyras laukia, sako, tai jau tu dabar imsi atostogų, kai pabaigsi šitą darbą. Taip, o aš sakau, ne, nes aš jau su savo kitais planais vėluoju, nes aš įsivaizdavau, kad sausį pradėsiu kelis darbus. Aš vis dar turiu mintį juos pradėti, bet gerai, keliaujame mes tada kitų darbų darytis, pasirodžiau iki už akimirkos. Ir štai, arkliai visų gražumu. Taip atrodom, taip pasirodom, šiek tiek galbūt ne pats geriausias kadras, bet jau aš jau pavargau turbūt atsiprašinėti už tai, kad kažkas vis ne taip. Tebūnie bus taip, kaip yra. Tai taip atrodo arkliukai pabaigti. Ir mes juos pabaigėm 7 dieną. 72 siuvinėjimo dienos, ką tik į seną pasižiūrėjau, tiesiog dėl pasitikslinimo. Tai šito darbelio aš nei ploviau, nei lyginau. Gal nebent kraščiukų šiek tiek palyginau, tai matosi ta lenkimo linija, kaip kanva buvo ištraukta iš rinkinio, nes jos neišploviau prieš pradėdama siuvinėti. Tai tiesiog taip atrodo ant viršelio, kaip ir tada, kai siuvinėjau, jums pasakojau, kad šitas kontrastingiau atrodo, žalsviau iš tikrųjų negu man gavosi, bet rezultatu aš vis tiek esu labai patenkinta. Čia buvo tas mano darbelis, kur aš tiesiog norėjau imti ir padaryti ir neatidėlioti daugiau į priekį. Tai yra mintis jį įrėminti. Iš tikrųjų norėčiau, kadangi spalvinė gama labai faina ir tiesiog jisai toks labai teminis. Tai norėtųsi jį įrėminti, tikiuosi pasirodysiu, kada jau tai vyks. Tai net nežinau iš tikrųjų, ką daugiau papasakoti apie darbelį, tiesiog, kad labai džiaugiuosi, jog įvyko. Tas finišas, startas ir finišas. Gaila, kad neįvyko 24-aisiais, bet viskas yra gerai ir taip. Na ir siūliukų, iš tikrųjų, aš kol kas juos va taip apsukus laikau, liko visų spalvų. Neskaičiavau kiek kurios, bet iš esmės, ta prasme, geras. Pluoštelis dar liko. Tai tokios naujienos turbūt apie šį darbelį tiek. Galvojau, gal dar padarysiu kažkokį filmavimą šiek tiek iš arčiau. Jeigu pavyks, jūs už akimirkos tai pamatysit. Pereikim prie kito.
Ir dar vienas projektukas, su kuriuo pajudėta į priekį, tai čia šitas lenkiško žurnalo projektukas, dizainas. Tai čia turime jau 50% išsiuvinėta. Kaip ir anksčiau minėjau, eglutę siuvinėjau 3 gijom. Visą kitą kol kas siuvinėjau 2. Ištaisiau šitą ratą. Iš tikrųjų neišardžiau, o vieną pusinį prakišdama po žemiau, prakišdama po apačią ir kitą ant viršaus. Tiesiog užsivinėjau 1 giją ant viršaus, kad būtų. Pasidariau visą beką, užsipildžiau visas dalis. Čia šiek tiek tokie tvoros elementai jau yra. Šuniukai išsivinėjau, labai norėjau beką iš karto ant jo uždėti, nes kitaip efekto nebūtų. Tai ir dabar galės pradėti jau žmogų siuvinėti ir tada čiut turbūt perslinksiu, kad būtų patogiau siuvinėti viršų. Tai va taip atrodom, čia apatinė dalis yra pilnai padaryta, čia jau kas buvo šakelės, bekas, dar kažkas, tai viskas yra padaryta kaip priklauso. Tai va taip atrodo, šiaip visai dabar jau simpatiškai žiūris, aš čia iš save jau ištyrinėjau, kad man labai nelimpa siuvinėti, tarkim, pirmųjų ten kokių 30% darbo, nes tada mažai kas matosi, dažniausiai mano dizainuose mažai kas matosi. Tai tokios motivacijos tęsti visada nebūna, o kai pasieki 50% arba panašiai, tada įsijungia tas antras variklis, kuris sako, daryt, daugiau. Tai va taip va. Iš tikrųjų net nežinau, gal šiek tiek kontrastuoja daugiau kamera negu yra, akim žiūrint man lyg švelniau žiūrisi, bet tebūne. Kaip rodosi, kai pasibaigs darbą, vis tiek bus kitoks kontrastas turbūt. Gal gamtą išsinešiu, tai tada bus lengviau parodyti. Tai va taip, tai dabar ruošiuosi pereiti prie siuvinėjimo žmogaus, kaip ir minėjau, tai susitiksim už akimirkos, pasirodysiu, kaip gavosi. Na ir taip atrodo, taip mano pabaigtukas, žieminis. Pabaigiau gruodžio 21 dieną, nors tas salas, kuriame dalyvavau, tęsiasi dar iki sausio pabaigos beveik. Bet aš norėjau pasibaigti, kad man nesiveltų tarp projektų, nes norėjau susikoncentruoti ties arkliais, o šitam dėmesio reikėjo, tai galvau, reikia baigti ir tada jau bus gerai. Tai viso siuvinėjau 12 siuvinėjimo dienų, taip esu pasižymėjus salai pagal tą statistiką. Ir viršų, kaip ir planavau, kiek matosi, nežinau, siuvinėjau pusiniais. Tuos kontūrus medžių, kurie turbūt irgi galėjo būti pusiniais, dar tiesiog spalvom ėjau, galvojau, gal gerai dar šitas spalvos siuvinėsiu pilnais. Taip. Tai išsiuvinėjau, šiek tiek kontrastuoja, iš tolo geriau atrodo. Tai visai džiaugiuosi, kad pusiniais pakeičiau viršų, aišku, kažkur čia snege turbūt irgi galėjo daryti pusinių, bet čia šitiek reikėjo atidirbti. Mano startas vis tik buvo ekspromtu, tai toks darbelis gavosi. Kol kas palikau Nurgė rėmelyje, stovėjo visą žiemos sezoną, sakykime, ant stalo tam, kad palaikytų tą kažkokią nuotaiką. Dabar jau turbūt galėsiu įdėti ruloną. Šitą interpelį filmuoju dabar jau kovo 1 dienom, nes pradėjau rinkti video į vieną krūvą. Iš tikrųjų sudėtinga 3 mėnesių medžiagą surinkti vieną krūvą ir žiūriu, kad aš jo tiesiog neaptariau. Pabaigiau, padėjau ir gavau vėliau, kai bus ten saulė, šviesos ir panašiai parodysiu ir taip ir pasimiršo. Tai va taip atrodo darbukas. Gražus išties. Tai tiek. Ir naudodamasi progą noriu Jums pasirodyti savo būsimą naują startą. Daug kas sekat mane Instagrame, žinot, kas įvyko, kas bus šiais metais. Tikiuosi, kad arba jau įkėliau, arba dar įkelsiu apie Mereškos angelų salą video šiek tiek ir į YouTube atskirai. O šiandien rodausi Jums savo prieš startinį momentą. Tai kalba eina apie šitą Mereškos angelą. Nuo jo pradėsiu. Tai originalus rinkinukas. Pirkau aš jį su Murano 32 kantu, bet aš savo nuožiūrą jį keisiu į Vintage Dune. Pirkau iš siūluritės, toks labai švelnus, jeigu va taip lyginant, jis toks, tie potėpiai nėra labai ypatingai ryškus, bet aš to ir norėjau. Šiek tiek vintažą, bet labai nedaug, tikiuosi, kad gausis gražiai. Tai čia yra linas, 32 kanto.
O 32 kanto Murano aš nuo šito rinkinuko būtinai kur nors dar panaudosiu. Visus 4 angelus planuoju siuvinėti ant to vintage. Tai pradėsiu nuo šito žieminio angelo. Aišku, aš jau rugsėjo mėnesį svaiguoju apie juos. Labai tikiuosi, kad mano įkvėpimo jiems užteks visiems metams dar. Tai pradėsiu nuo šitos gražuolės su meškiuku. Tai iš mano pasiruošimo, kas dabar yra. Tai vakar dar spėjau persikelt siūlus ant rūšiuoklės. Naudosiu savo, nes su adatu, kadangi aš su daug adatų siuvinėjau. Tai iš šitos pusės kasos yra meškiukas su suknele, iš šitos pusės yra visas tos smulkiosios detalės, kur visas tas grožis. Nu tai wow, labai labai gražus tonai, tokie labai kalėdiniai iš tikrųjų. Tai ką dar spėjau pasidaryti, tai pasisiuvau apsaugėlę, labai norėjau į bendrąją tematiką ir ko nors tokio derančio prie to vintage stiliaus. Tai dėl to gavosi tokia pusiau kalėdinė. Dariausi šiukšlinytę. Aišku, mano taip senai ją dariau, kad paliko su tarpu vidury. Nu, bet ne taip svarbu. Svarbu šiukšlinytė bus šiukšlinytė. Žodžiu, tada, aišku, reikėjo kokio nors kutosų, bet aš kutosą dėjau prie įvėriklio, nes prie žirklių man visada jisai trukdo. Nemoku aš. Man, ta prasme, tiesiog daug velėsi, o įvėriklis netaip dažnai naudojasi, tai dėl grožio. Kutas gavosi čia. Ir žirklutės, ir čia jau yra pats tai, kas yra, atsiprašau, dabar bus traškėse. Tai užsirašiau, kad čia yra meškiuko, kad nesumaišyčiau. Tai čia dar kol kas tas auksinis siūlas yra. Yra audinukas, ten yra tuščios planšetės. Tiesiog, va, tuščios planšetės ir schema. Persirinkau sagą, tai siuvinėsiu su saga. O po to, kadangi jį jau paleido, Mireška jau paleido savo tą programėlę siuvinėjimui, tai tikiuosi, kad sekantiems angelams galbūt jau bus schemos ir ten. Bus matyti. Žodžiu, mano toks mini pasiruošimas, ruošiuosi startui. Mėnesio vidurį jau norėčiau padaryti pirmąjį postą Instagram'e su pasistumėjimu, tai reikia susikaupti. Tik tais tiek, kad pirmą labai noriu finišuoti žirgus ir čia jau kaip susidėlios. Tai va, tai toks mano būsimas startas. Siuvinėsiu, va, šitaip. Siuvinėsiu aš šitą nuostabų angelą su tokiom nuostabiom spalvom. Iš tikrųjų, iš tos pusės spalvinė gama yra nereali. Ir pasirodysiu jums sekančiame įsijungime, kaip viskas dėliojasi. Na ir kalbant apie Midwinter, tai yra viduržemio meškiukas su angelu. Tai mano progresas yra toks. Šiandien sausio 16. Tai pradėjau šitą darbelį 9 dieną, nes 7 baigiau arklius, 8 pasiėmiau išeiginę. 9 pradėjau meškiuką ir siuvinėjau 5 dienas ir gavau tokį rezultatą. Iš tikrųjų, nerealiai gražiai gaunasi. Specialiai nesiuvinėjau tų jo dekoro elementų, galvojau pasiuvinėsiu tą kailį. 2 spalvos jau iš tikrųjų pasibaigė šitam projekte, nebebus naudojamos, nes buvo tik meškiukė. Tai super, labai maloniai siuvinėjasi. Čia linas Belfastas, Vintage Dune, toks švelnus atspalvis su tokiais perėjimais. Nu, tokiais šiek tiek. Tai vat, tai žodžiu, pasirodau su progresu ir susitiksim už akimirkos. Sveiki visi, prieš jūsų akis vienas paruoštukas su didžiuliam kasom siūlų. Tai jau galit suprasti, kad dizainas bus didelis, didžiausias rėmas, ant kurio prieš tai siuvinėjau arklius. Labai norėjau šitą dizainą pradėti sausio 1 dienom, kad būtų metinis projektas. Tai idėja dėl metinio projekto nepasikeitė, bet pasikeitė data. Šiandien yra 16 sausio ir aš tikiuosi, kad artimiausiam dienom pavyks pradėti. O kalba eina apie šitą Mireškos Lake House dizainą. Buvo originali Aida, nu, rinkinys tai originalus, tai originali Aida buvo pakeista į Murano. Žinau, kad tai yra brangus sprendimas, bet dievaži aš siuvinėsiu tikrai turbūt porą metų jį.
Tai norėtųsi taip praleistas akimirkas maloniai. Ir taip, ta prasme, aš nusipirkau šitą dizainą, jau žinojau, kad jo noriu tada, kai jis buvo paskelbtas naujienose, bet dar dariausi po to, atsiprašau. Dar dariausi sagą, dariausi dar kažką, tai tada laukiau, tada labai norėjau arklius pabaigti, žodžiu, viskas nusitėsė dėl šito gražaus, nuostabaus paveikslo. Ir dydis yra 40 000 kryželių, tai realiai yra daugiau negu arkliuose buvo. Tai tikrai, man atrodo, aš norėčiau, kad jis būtų metinis projektas, pavyzdžiui, sausį pradedu, gruodį pabaigiu, bet manau, kad man nepavyks. Nes aš taip įtariu, kad su vaiku biški bus sudėtingiau. Na, bet pradžiai tikrai padarysiu. Ir reikia gal kažkaip tai padėti šitą grožį. Dar bus naudojama tokia šiukšlinytė. Tai gaila, kad neturėjau daugiau medžiagytės, jinai yra su tokiu labai gražiu dizainu. Bet neturėjau daugiau medžiagytės, tai vidus gavosi su žvaigždutėm ir kai susisuka tas žvaigždutės, atsiprašau, na, yra kaip yra. Tai ir tas pats dizainas su paukštukais yra visa apatinė apsauginė juosta. Tai man jisai toks, nu, labai gražus. Tai kūdikis štatyvą pajudins stovą, nes mes čia labai jau suinteresuoti veiksmų esam. Žodžiu. Ir dar bus žirklutės. Tokios žirklutės paėmiau panaudojimui. Tai, žodžiu, tai tokia ta mano, toks tas pasiruošimas. Tikiuosi startuosiu dar sausio mėnesį, pasirodysiu jums sekančiam įsijungime, kaip man sekėsi su šiuo dizainu. Einu kovoti su kūdikiu, nes jis nusprendė, kad stovas priklauso jam. Kaip gražiai jie kartu atrodo. Savaip skirtingi. Jo. Mažas įsijungimas, bet žiūrėkit, koks kadras. Švelniai šviečia saulė, sutinku, šiek tiek gadina galbūt spalvinę gamą, bet tai toks efektas gražus. Ta prasme, labai gražiai ta puansetija šone dera su tais visais, visom detalėm. Šitą kutosą, tai aš taip ir laikau, čia yra siūlo įviriklis, tai aš jį taip va pakabinu specialiai, kad būtų perkreitęs per šoną, teikia kažkokios tokios džiaugsmelio priduoda. Balsas šiek tiek pasikeitęs, nes seniai tik iš ligos išsikapščiau. Tai, na, turim ką turim. Tai šitaip atrodo 13% darbelio padaryta. Lengvai siuvinėjasi, 2 siūlom, 2 gijom pagrindę viskas. Tik čia šiek tiek kamputyje bus matyti. Jeigu šiek tiek tai padaryčiau. Tai tik tai kairiajam apatiniam kampe daugiau matosi, kad yra pusinių ir ten pusinis viena gija ir, sakyčiau, labai gražiai sužaista, ypač dabar, kai šoninės apšvietimas, tai jūs galit gerai matyti, kad šešėliavimo prasme, tai wow, labai gražiai padirbėta ir tiesiog elementari funkcija. Viena gija, pusinis ir pusinis nuo kryžiuko visiškai skiria savo, nu žodžiu, aš žaviuosi šituo efektu, tai va taip atrodom. Tai kol kas atidėsiu šitą darbelį turbūt iki kito mėnesio galo, vasario antroji pusė imsiu vėl jį siuvinėti, tikiuosi vėl gal pavyks bent jau kokį 10% dadėti. Ir čia nepasėmiau su ko parodyti, bet šita linijytė yra pusė. Pusė viso dizaino. Tai, nu, taip gražiai susidėlioja. Tai tęsiu į dešinėje pusę, kad galėčiau siuvinėti toliau. Čia jeigu taip žiūrint, negalėsiu jums dabar parodyti, nes vienoje rankoje laikau, bet eisiu link viduriuko, tai iš apačios bus mažesni, ta prasme didesni plotai viena spalva, o viršutinė dalis bus viskas krūmuose. Na jo, šiek tiek spalvos keičiasi dėl tos saulės, na, bet tebūnie. Šiandien pasirodom taip, sekančiam įsijungime bus kitas apšvietimas. Ir kitas darbelis, tai mereškos meškiukas, neatsinešiau, na, sekančiam įsijungime parodysiu vėl, kaip atrodo bendras vaizdas. Tai šiuo metu 50 keli procentai, na, svarbiausia man buvo pasiekti 50, tai dabar persisuksiu ir siuvinėsiu toliau angelo sparnus, tada dar suknelės kažkiek
Ir, žodžiu, nu taip atrodo, labai džiaugiuosi pačiu progresu. Ant lino siuvinėjasi 100 kartų lengviau negu ant murano, neskaitant to, kad aš jau galvojau, kad pasikeičiau į pačias geriausius audinius, kokius tik galima, nuo Aidos žiūrint. Bet pasirodo, linas man šiuo metu yra meilė, o murano vis tiek jinai turi tą tankesnį audimą, tai siūlai tenais dažniau susiduria ir nėra tokie gražus kryžiukai. Ir va, štai mano sausio derlius. Iš tikrųjų dirbau tik prie šitų 2 darbelių, neskaitant Arklių Dimensions, kuriuos pabaigiau. Tai, sakykime, čia yra mano 25 metų startai. Tai labai džiaugiuosi, kaip abu procesai auga, abu mereškos, tai mereška, wow, tikrai labai mėgstu aš jų dabar ir dizainus, ir išdirbimą. Tai, žodžiu, džiaugiuosi taip, kaip viskas čia yra. Tai tiek tam kartui turbūt. Pasistengsiu daugiau detalių gal papasakoti sekantį kartą įsijungdama, nors aš visada tikiuosi, kad kitą kartą turėsiu daugiau galimybių, mažiau mažų rankų, kurios valdo visą procesą. Bet vis ateina ta diena ir galvoju, vis dar ne šiandien. Na, žodžiu, tiesiog džiaugiuosi, kaip procesai auga. Ačiū Jums už akimirkas kartu ir susitiksim tuoj. Na ir dar vienas procesas, kurio pasirodau Jums mažą intarpėlį, labai noriu startuoti. Aišku, aš šiais metais bent 2-3 darbais nestartavau, kuriais planavau žiemą ir turbūt jau nesigaus, nes ant pavasaris, nu tiesiog jaučiasi pavasaris ant nosies. Tai čia yra originali planšetė, čia yra rinkinukas, kurį planuoju pradėti siuvinėti. Tai nereklamuoju, tiesiog yra kaip yra. Ir įsitempiau medžiagytę ir pagaliau galvoju, panaudosiu aš tuos savo mėlynės. Jums tinka ta tamsi mėlyna spalva, kaip apsaugėlė. Galvoju, gal iš vis nereikės, bet kadangi lino atraiža, kurią pasidariau, yra ilgesnė ir lieka tokie galai kaboti, tai kad jie mane trukdytų siuvinėjant, aš juos paslėpiau po apsaugėlę. Ir va tokios gražios spalvos. Nu, tiesiog pasaka. Labai norėčiau šitą darbą baigti siuvinėti iki kovo pabaigos, savo gimtadienį pasidovanot dovanų. Tokį grožį. Tai žodžiu, pasirodysiu Jums su progresu, labai tikiuosi, kad jisai įvyks. Pasižymėjau čia šitoj vietoj pradžią, tai planuoju pradėti nuo šito taško. Nu, bent jau atsižymėjau jį, kadangi jis yra arčiausiai centro. Na ir tada žiūrėsim. Siuvinėsiu čia siūlai Lukas. Pirmą kartą išbandysiu turbūt juos. Bent jau nepamenu, kad būčiau siuvinėjusiais. Tai va toks mini pasiruošimas. Panaudosiu tai, kas buvo pasiūta seniau. Ir už akimirkos pasirodysiu su šiuo progresiuku. Nuostabiai šviesi diena, šiandien yra vasario 12 diena ir galvoju pasirodysiu šiandien, nors ne šiandieninis rezultatas čia yra. Tai taip atrodo mano angeliukas dabar. Tai šitas aš siuvinėjau lyg pirmas 5 vasario dienas, aš tau susidėliojau siuvinėjimo grafiką. Ir lyg jo, aš angeliuką pirmas 5 dienas pasiuvinėjau, pasiekiau tą rezultatą, kurio norėjau, tam, kad atsiskaityti mėnesio vidury galėčiau ir va. Tik tai šiandien rodausi kaip yra. Tai pasiekiau, man atrodo, apie 80%. Baigtumas dabar yra. Tai jeigu žiūrint, liko man virš kaspino sparnų dalis ir veidukas. Ir visa kita, visas bekas, visi prancūziški mazgeliai, kas galėjo būti atlikta, yra atlikta. Čia sūnus biškį pašoniai triukšmauja, tai jau atleiskit man už tą papildomą triukšmą. Be galo gražus. Iš tikrųjų, šitas darbas jis yra didelis. Aš kai jau pabaigsiu ir nuimsiu jį, labai noriu parodyti Jums, koks jis yra didelis, nes realiai, nu, aš tikėjausi jo kažkaip biškį mažesnio. Aišku, čia rašo, kad 20-27, bet vėlgi, nu, kažkaip tik mane nustebino. Tai va, tai toks tas mano progresas su šiuo darbeliu pasirodau. Ir kaip minėjau Jums, kad susidėliojau šiokį tokį grafiką, tai pagal mano tą
salą yra atsiskaitimai mėnesio pradžioje ir mėnesio vidury. Tai aš tik atsiskaitau ir iš karto kimbu į darbelį, pasidarau tą normą, kiek aš plius minus įsivaizduoju, kad noriu pasirodyti sekantį kartą ir aš tada jau turiu tą savo laisvą laiką, sakykim taip. Tai su Mereškos didžiuoju darbu, tuo Lake House, ežerų, sakau, namų prie ežero, tai aš jį siuvinėjau mėnesio pabaigoje ir dabar tai planuoju, tai mėnesio vidury dabar 15 dieną atsiskaitysiu, tada kipsiu ir pabaigsiu šitą angeliuką. Ir kai jį pabaigsiu, toliau siuvinėsiu iki mėnesio galo, tik tais tą namą prie ežero. Ir tada jau kiek gausis, tiek gausis. Labai tikiuosi, kad bent kokį 10% paauginsiu, bet čia žiūrėsim. To laiko siuvinėjimui lieka vis mažiau, nes mažylis bando ropoti po biškį jau. Ir aš siuvinėjau tik jo miego laiku, jau vakarais dažniausiai nepasigauna. Tai tas jo miegas irgi rėtėja po biškį. Tai žiūrėsim, kaip čia su to mano gausis siuvinėjimu toliau. Tai, žodžiu, ir dar pradėjau, tuo jums parodysiu, pradėjau krokusiukus iš OVM gamintojo. Tai, kadangi šviesų noriu pasirodyti, labai įdomu, kaip jis tam apšvietime atrodys. Ir beje, nežinau, aš neįtin turbūt akcentavau, tas mano Vintage Dune, kaip nuo rankos keičiasi apšvietimas. Tai labai gražus audinys lino, labai džiaugiuosi, kad aš jį pasirinkau ir labai patinka ant šito lino siuvinėti. Realiai tos krokusiukus, kuriuos parodysiu, siuvinėjau taip pat ant lino, bet kadangi jisai ten yra tamsesnis, toks jausmas, kad ant jo yra ženkliai sunkiau siuvinėti, nes labai sunkiai matosi skylutės. O tarkim, kai aš lyginau savo mintise prieš tai abu Mereškos dizainus, tai vienas ant Murano, šitas ant lino, tai ant lino yra 100% fainiau siuvinėti. Tai įdomu, kodėl taip susidėlioja, ar čia yra tik tais atspalvis, ar ir pats linas kartais būna šiek tiek tankiau austas ir šiek tiek mažiau austas. Nežinau, čia pažiūrėsim dar. Pasirodau su angelu. Tai išsiuvinėjau akyčių tik tais juodą beką, nes jisai buvo, kryžiukai buvo, tai aš išnaudojau tą pačią spalvą, tai liko nimbas mums ir gėlių paukštytė ant mergaitės galvos. Super, tiek beliko. Ir pasirodau jums su baigtu darbeliu miške. Tikiuosi, nieks aplinkai nevaikšto ir nesiklauso, kaip kažkas sekmadienio rytą užsiminėja nesąmoningom veiklom. Šiek tiek saulė keičia spalvas, arba bent jau kamera keičia spalvas, bet šiek tiek netgi matysis to blizgesio, kuris persiduoda. Tai va taip atrodo mano angelas. Aš labiau jį noriu įrėminti ovaliam, bet kol kas neturiu tokio rėmelio, tai tiesiog ant kartono įtempiau, kad būtų galima perduoti. Nu jo labai rūžavo išeina. Šitai. Na ir įsijungimas paskutinę vasario dieną, paskutinę žiemos dieną ir noriu jums pasirodyti su šiuo žieminiu dizainu, kaip man sekėsi šį vasario mėnesį. Tai turim tokį progresą. Jei taip žiūrint į paveiksliuką, tai pasislinkau iki maždaug šitos vietos ir iki paukštuko ten liko labai nedaug. Na, bet čia jau lipimas į viršų. Tai va toks rezultatas, turim 25%. Čia šiuo metu sūnus žiūri, kaip aš kalbu ir šypsosi, visai norėtų paantrinti turbūt. Tai 25%, ketvirtadalis darbo atlikta, nors taip sąlyginai žiūrint pagal paveiksliuką atrodo čia tik tais ta patinė dalis, bet kadangi viršai labai daug pusinio, tai turbūt dėl to viskas ir susidėlioja. Tai nuostabiai gražus procesas, iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad jį siuvinėjau, kad jį pasirinkau, nors buvo momentų tokių, kur susimaščiau, kad mes siuvinėtojos esam savo hobio mylėtojos, tai faktas, bet taip iš principo žiūrint, tiesiog dėliojam kryžiuką ir žinom, koks bus rezultatas. Nu, tame nėra kažkokios tokios itin didelės intrigos, kas gausis, vien dėl to, kad gausis taip, kaip nurodė gamintojas. Tai taip, iš tikrųjų, siuvinėjant tų minčių, kaip visada, buvo daug. Šiaip realiai dabar, kai kažką pasakyti, turint nedaug laiko, net nesugalvoju ką. Siuvinėjasi, bet kuriuo atveju maloniai, šiuo metu netgi Murano labiau patinka. Nu, ta prasme, kaip minėjau, kad
angeliukų audinys man labiausiai limpa, tai taip, tas linas yra malonus, bet šiuo metu ir prie Murano kažkaip jau ranka prilipo, nors anksčiau būdavo siuvinėjant jos ir niekada nestrigo niekas, bet šiuo momentu, kai pradėjau šitą darbą, tai buvo tokių minčių, kad kažkaip netaip jau ir patogu. Na tai buvo, dabar taip nėra. Tai va, toks gražus tas mano ežero namas procese. Nuostabiai gražiai gaunasi ir toj pasirodau dar su tuo, ką turim. Na ir kalbant apie angeliuką, tai štai toks yra rezultatas šito Midwinter angelo. Rezultatas prieš jūsų akis, kadangi dabar baltas fonas yra ant kartono uždėtas, tai matosi to Vintage Dune Belfasto lino spalva. Geriau atsiskleidžia, visai žaviai iš tikrųjų gavosi, jisai labiau norėčiau rėminti ovalą, šiuo metu čia nerėminimas, o tiesiog pasirodau kaip yra, nes taip fotografavau, kad nuotrauka gautųsi gražesnė. Tai toks tas rezultatas, nelabai pasiruošiau iš tikrųjų, ką jums papasakot, nes siūlai, kaip liko ant rūšiuoklės, taip ir tebėra, visų jų pakankamai, bet toks šiukšlinėlis šiek tiek. Labai daug liko to auksinio siūlo, čia turbūt visiems 4 angelams turbūt užteks, taip lyginant tiek, kiek jo buvo įdėta. Pats dydis, tarkim, va čia yra Mereškos tas, jau standartinis paveiksliukas, tai didelis tas angelas, iš tikrųjų didelis. Tai va, sekantis angelas planuose yra, ten dėžutės viršui matosi, tas su avele. Tai šiandien paskutinė vasario diena, tai ruošiuosi apsaugėlę, ruošiuosi šiukšlinytę ir žodžiu, kai viskas bus paruošta, pasirodysiu sekančiam įsijungime, bet čia jau bus kovo mėnesiui skirta. Galbūt netgi pavyks kovo mėnesį nufilmuoti tiesiog atskirą video, netempiant visą sezoną, nes aš daug ką pamiršau ir gaunasi labai daug informacijos po to, kurią reikia apdoroti. Tai viso to fone dar pasirodau, kaip atrodo tas mano kalėdinis variantas, tik jisai čia aišku nesilaikys. Tai taip lyginant pagal dydį. Taip atrodo visumoje darbeliai greta. Tai čia tas mano derlius, dar yra žirgai, kurių į ekraną aš čia taip lengvai nepriimsiu, bet jo. Tai va, tai dar tada pasirodau jums, kaip atrodo procesiukė mano krokusiukai. Kažkaip tikrai padrikos tas mano mintys, labai atsiprašau, bet tiesiog skubu. Šiek tiek tai dėlioju, tiesiog vos ne dar to neparodžiau, tai rodau jums krokusiukus tada dar. Ir turbūt bus viskas. Rakursą šiek tiek pakeičiau, kad parodyčiau šiaip kaip išeina, nes stovą esu šiek tiek į kitoj pusėje kambario pasidėjus ir dabar, kad nereikėtų bėgioti. Tai krokusiukai. Šitas dizainas buvo pas mane kelias dienas procese, pirmoji mėnesio pusiai. Ir toks yra rezultatas. Aš jums rodžiau intarpą vieną, kai buvo tik tais tas vienas žiedlapėlis atliktas, tai aš kaip ir pilnai išsisiuvinėjau šitą dešinį krokusą. Tik tiek, kad su to fonu dar nieko nežaidžiau, ten 40 keli procentai darbo, lyg 43, bet nesmė, pusės dar nepasiekiau, bet visumoje, wow, kokios spalvos, kaip gražiai gaunasi. Mane pačią stebina, kadangi siuvinėjau negerai įtempto audiniu, bet tiesiog siuvinėjau, tiesiog kartais turbūt yra procesas svarbiau imti ir daryti, negu atidėlioti iki to, kol sugebėsiu padaryti kitaip, kad būtų idealu. Tai siuvinėjau su nepilnai įtemptu linu. Bet nes čia yra kinietiškas toksai rėmelis ir jis nepilnai įtempia šitą audinuką. Kažkurį kitą prieš tai, kai siuvinėjau šitam rėmelį, buvo gerai. Bet nesmė. Tiesiog pats faktas yra faktas. Čia šone dar paguldžiau tą audinuką, kuris ėjo rinkinyje. Tai jis yra šiek tiek į pilkšvumą labiau lyginant su tuo tokiu sodriu mėlynu. Šiaip sakyčiau, plius minus kamera perduotas spalvas. Tai va, šitas grožis yra toks, labai arti nekelsiu, vien dėl to, kad arba galiu pabandyti, jeigu kelt, tai reikia iš karto dengti apačią, nes labai persišveičia. Ir dar spalvas keičia, kaip priartinu. Bet visumoje tai labai gražu. Labai. Ant tokių tamsių spalvų, ant tokio tamsaus fono įspūdingos tos spalvos. Tai va.
toks tas mano procesas. Na, beveik viskas tilpo į kadrą, plius minus. Toks buvo tas žiemos sezonas pas mane, gausus pabaigtukais ir pradėtukais. Tai džiaugiuosi, kaip man sekėsi. Tai žinoma, vasarą turbūt siuvinėjimo bus visai nedaug. Dar turiu šiek tiek vilčių pavasariui, tai susitiksim kovo mėnesį. Ačiū visiems žiūrėjusiems, malonių akimirkų jums siuvinėjant ir iki.